Mus jau praleido, gavau jau pirankytę, einu pasidėti striukės, nes man ganėtinai noriu į vidų, nes čia šalta. Komikonas 2023. Buržuoju. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip atrasti, kas tau patinka ir kaip tai išugdyti. Su savimi turiu labai fainus 4 svečius, norėčiau juos ir pristatyti. Nuo panelių pradėsime. Tai turime Padrę, Patriciją. Tai yra žentelis, kompiuteristas, kompiuterių specialistas. Laikino. Tikrai esat mano, TikToką laivus daro, TikTokus kelia, jau YouTube'ina. Kas nors pas jį kompiuterį rašė, kad pastatyk man kompiuterį, noriu montažą. Yra tokių. Pakelkite rankas, jeigu kas nors rašė, jam asmeninę žinutę. Veiklas? Nu ir kaip, nusipirkai kompiuterį iš jo? Gerai veikia? Na tai va, taip liūdelis žinomas, kad puikiai veikia jo kompiuterį. Vėjas. Kaip tu? Puikiai. Kaip save įvardintum? Knygas mėgsti skaityti? Ere? Dažnai klausyti dievų skaityti garsiai ir lietuviškai. Ir pagrindė gyvūnėlį, kurį iš to content turinį. Jo. Tai tada labai man tas patinka, mes šiandien turime 4 skirtingus nišų kūrėjus. Gameris, kompiuterastas, grimerė ir sportininkė bei relatable turinio kūrėja. Relatable tai, kad asocijuojama lengvai, būtų taip pasakyčiau. Jo, aš kursiu CPC, aš kursiu TikToko laivus, aš būsiu geriausias kompiuterastas Lietuvoje. Ilgai istorija šalis. Jaunimo metų buvau, man tėtis nupirko kompiuterį, kurį galėjau išardyti. Gimė suvokimas apie kompius. Po 10 metų, kai nežinojau, kad aš dirbsiu su kompiuteriais, taip gavos, kad, na, tėvai mano nepasiturintis, vienas iš brolių neturėjo kompiuterį. Jo. Gerai, aš supratau, kad man too much yra kids in here. Man tikrai ganėtinai sunku. Tai jo. Bet bent jau kavos pagaliau turiu. Buvau konferencijai apie TikToką. Dabar vėl eisiu apie TikToką. Nežinau, kodėl aš einu apie TikToką į konferencijas, bet why not? Visai įdomu. Nu, tipo, mažai turinio kuriu TikTok'e, bet vis tiek, manau, kad kinda interesting sužinoti, žinai, vis kažką naujo. Gerai, biškių daugiau erdvės. Labai konferencija su kavyte. Jas turim pirmąjį svečią, garsiau paplot reikėtų, man atrodo, ne? Labai gerai. Super! Tai aš noriu čia taip pat pakviesti Patriciją Ščetko, kitaip žinoma kaip Patrė. Ok, ir vėl žinokit, aš sakau, kai jums per mažai plojat, nesiskaito, tai paplojant garsiau, gerai? Super, labai gerai. Jie kažką daro ir nenori, kad apie tai kas nors sužinotų. Aš noriu pakviesti žmogų, kuris turi frazę, kurią turbūt girdėjote visi, jeigu bent kažkiek esate įsijungę kartą socialinius tinklus. Vilius Jurgaitis, paplojam. Nu tai gerai, tai aš iš tikrųjų noriu įvesti žmonės, kad čia bus labai lengvas pokalbis. Pradėjau daryti video, tai pačią pirmą reklamą pardaviau gal už kokių 50 eurų ir po biškį kilo ir, ta prasme, tų reklamų vis laik daugiau galėtų. Aha, tai visą laiką yra kiekis, prasme, yra terpė, kur tau ją integruoti, ar ne? O kažkada, man atrodo, mačiau, kad tu integravai vėlgi su tuo nenori, kad sužinotum ir integravai berods kažkokį tai reklamdavį. Tai ar nerašo tavo tada sekėjai, kad pritempinėjai čia, nesąmonės darai, kodėl tu čia reklamuoji, kur tavo, ten, nežinau, nuoširdumas, natūralumas ir panašiai?
Labai dažnai iš tikrųjų aš pastebėjau, žmonės net nepastebi, kad reklamavom pačiam keista, bet nepastebėjau, kartais būna. Įlindau į šitą peklą ir dabar darau istorinį turinį apie šiaip beveik visada su, nežinau, 10% paklaida apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ok. Ta prasme, Lietuvos didžioji kunigaikštystė 70 000 sekėjų man. Šiaip kosmosas, pagalvojus, iš tikrųjų, kad tiek žmonių domisi istorija, bet šiaip paliesim šitą temą, manau, kad viskas galiausiai atsiremia į tai, kad yra trumpo formato turinys. Na ir prieš to dar prieisim, bet man labai įdomu, kaip tai šitą visą įėjai, kokia pas tave prieš istorija buvo šito TikToko. Gerai, aš dirbu muziejuje. Viskas aišku. Ir karantinas nutiko ir mes norėjome kažkaip pasiekti savo auditoriją, kuri negali fiziškai ateiti į muziejų. Ir elementariai pradėjau skaityti muziejininkystės žurnalus, ką daro kiti europiniai muziejai ir jie pradėjo dėti turinius į visus socialinius tinklus ir tame tarpe į TikToką ir nežinau, ten koks nors Ryks muziejus ekskursijas per TikToko laivas veda. Ir aš pagalvojau, pabandysiu, pabandžiau, pasijuokiau, pakrindžinau, padariau juokais vieną kitą video, kurį galvojau dalinsimės tarp savo 30 draugų grupių ir gavosi taip, kaip gavosi, bet karantinas. Taip pat žmogumi, kurio kažkodėl Nika treniravausi prieš pat ateidamas ištarti, žiūrėsim, kaip pavyks. Andrius Čerepovas, Jazz Specs. Vienas populiariausių Lietuvos gėjų paplokimų susirinkusiam. Ir Simas Amžius svarbiausia dalykai. Hello. Nu ką, baigėsi pirmoji, sakoma, Palukono diena. Dabar esu tam balkonėlį, tai buvo konferencijos salės. Žmonių šiandien, sakyčiau, visai, nelabai daug. Manau, kad rytoj bus visai kitokia situacija. Manau, kad žymiai bus visko daugiau ir gal net įdomiau. Šiandien tokia, kaip sakoma, apšilimo diena. Jo. Šal nežiūriu labai kamerą, nežinau dėl ko, ar aš bijau žiūrėti kamerą, kas yra pirma diena kaip ir baigta, dabar manau tiesiog ateisiu dar ką ateisiu pro šalį ir realiai varysiu namo ir tiesiog nebegaišti laiko, nes rytoj taip pat laukia ilga diena. Tai va. Bandau čia kažką filmuoti, kaip man sekasi, I don't know, bet kaip sakoma, jau geriau kažką negu niekas.
baisiai šalta. Noriu į vidų. Na. Į antrą dieną. Aš nebenoriu. Tai jau šalta. Aš noriu namo. Na, žodžiu. Eime atgal į Litexpo. Atrodau, žinau, labai gražiai aš puikius modelis. Labai gerai atrodau. Tai va. Dėdė paskelbė, kad jeigu dabar nusipirksi kitą komikoną bilietus, gali laimėti naują telefoną. Sofijai reikia naujo telefono. Sofija nusipirko bilietus į kitą komikoną. Ar Sofija laimėjo telefoną? Va šitas tai neaišku. Bus matyt. Mano vlogas. Alright, I have in my hands a Samsung Galaxy Fold 5 just waiting for the text message to tell me the number. And there it is. Take a look at your tickets. I'm going to read the number. 2, 5, 3, 3, 3, 4, 8, 9, 9. Is the number on your ticket? 2, 5, 3, 3, Ne, tai ačiū, nelaimėjau. 4, 8, 9, 9. Maybe next time. Čia yra atsistojo žmonių. Sėd. Visose? Trendas, ne, tam Davidai? Jo, ne. Aš parodijuodavau. Gerai, ir tada žiūrėk, kaip geras klausimas bus. Koks yra tavo blogiausias TikTokas, kurį tu esi daręs? Kas tai buvo? Gal dainavai išmokai? 6 eurai. 6 eurų už šitą. 6 eurai. Apie plėšimus. Amingri. Menininkų tiklų dalykai. Tai galbūt pradėkime, gerai, turi mikrofoną. Mes kalbėsime iš tavo pusės apie hobį. Tai
tavo hobis buvo sukurti kažką, kad žmonės galėtų tai žaisti, kad galėtų gerai leisti savo laisvalaikį. Ir dabar papasakok, kas tai yra. Aš žinau, apie ką aš kalbu, bet aš noriu, kad iš tavo lūpų skambėtų garsiai visiems čia. Pavalgęs biškį, nepavalgė. Halo, halo, halo. Tai va, atvykome į Litexpo su Godutė. Godutė 7. Va, pajoja. Trečia diena. Litexpo, Komikonas 2023 metų. Ką šiandien veiksim, nežinau, plano nėra. Tiesiog žiūrėsim, kur kažkokios veiklos arba kažkas gero vyks, tada ten ir varysim. O jeigu nieko nebus, važiuosim namo karočiui tada. Jo, valogas ir tokelis. Jo, susitiksim ten. Море ласки нас унесет.